Mūsų tiesiog užbanino, ar ten aktoriai viens kito vos į teismą nepadavė. Visi nuo kažko turi pradėti. Aš ten tam apleistam name galvojau tą sieną ten nuversti. Pradėjau spardyti, aktoriai išbėgo iš namo. Labas. Čia Jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu. Kajų. Su Kajum kalbėsim apie projektų kūrimą. Ir kaip kartais gali būti labai labai sunku, kai neturi nei finansų, nei žmonių ir tiesiog nori kurti. Tai papasakok šiek tiek apie save, kas esi, ką veiki gyvenime. Tai aš esu Kajus, man 17, esu 11 klasė dabar. Pagrindė užsiemu režisūrą, produsavimu, fotografiją ir aktorystę. Ok, tai toks labai meniškas esi. Nu, galima sakyti. Tai, o ką režisuoji? Kriminalai, detektyvai ir dokumentikos, nes dabar pagrindinė dokumentikos ant bangos turėtų ir matos tikrai, visi O mūsų dokumentikos tai čia apie ką? Nu, pagrindė turėjom dar tik 2, tai apie mūsų mokyklą Vyturio gimnazijos dokumentinis filmas ir Palemono keramikos. Ok. Žinai, Palemono keramika. Kad didžiulė apleista gamykla, beveik Taip, apleista. jo, ok, žinau. Tai apie ją turėjom filmą, labai bendruomeniai patiko tas filmas, tikrai daug dėmesio sulaukė. Fai, nes aš, kai parašiai ir žiūrėjau, kad, kuri trumpametražus, man žiūri faini buvo. Nes aš kažkaip labai buvau tas žmogus, kuris, kažkada galvojau, žiūri norėčiau, bet šiaip, aš pati vaidinu. Aš 12 metų lankau teatro mokyklą. Ir kaip tik neseniai vienam trumpametražiam filmavausi, tai man buvo visiškai naujas toksai dalykas, experiences. Ir taip fainai, galvoju, taip susidėlioja, dalykai, kad kaip tyčia, tu ateini čia kalbėti irgi apie savo tą pusę ir kaip kurti, tai, ir kaip neatsisakyti, to kūrimo, sakykime. Tai va, kaip sugalvojai pradėti visą šitą? Sugalvojom pradėti gal 22 metų gale, kai mokslo metai prasidėjo, vieną dieną iš niekur, čia buvo po karantino dar tik tai, kai jau į mokyklą ėjom, bet mes po klasės nevaikščiojom, bet mokytojai vaikščiodavo po klasės. Okay. Va tas momentas, tai ir klasėje sėdėm ir taip draugai galvoju, o bairius padarom kaip mūsų klasės žinias tokias. Ir tiesiog... Čia dokumentiką iš to išsirišo? Mokyklos ar ne? Čia daug toliau. Čia pačiai pradžiai. Čia pati pradžia, čia bare bottom. Tai jo, ant telefonų filmo. Ir tiesiog pradėjom šnekėti apie peleką ten. Tai tik ar ten uniformas reiks grąžinti, ten žodžiu, tai ten klasės reiks palikti, žodžiu, dar ten kažkaip visokį tokį nesąmonį, ten visokį dramų mokyklos, taip ir šnekėjom visok. Taip prasidėjo, įsivažiavo, po to taip po biškį kūrės ir pagrindė tos žinios ir te buvo. O paskui vėliau perėjom ir biškį, pamiksavom, prasidėjo visokios laidos tokios mažos, tai ten praeities žvalgą nukopijavo. Okay. Parodiją darėt? Jo. Breaking Bad parodiją darėm. Okay. Kur aš 3 žmonės gal vaidinau. Visi nuo kažko turi pradėti. Tai žodžiu. Ir po to, tai viską kėlėm toje privačią bendruomenę toje ant TikTok, kad net privatus akauntas buvo tiesiog, saviem žodžiu. Ir ten per kažkurį projektą mus tiesiog užbanino, ar ten teimautino žodžiu. Tai copyrightas? Ne, dėl copyrighto. Copyrighto tai jau senai turėjo mus užbaninti ir YouTube, bet neužbanino dar. Tai žodžiu, paskui buvo toks etapas, kai jau taip kaip laisva kūryba tokia biški buvo, taip, porą trumpametražių, porą tokių mažų projektėlių pasidarėm, bet be jokios platformos, be nieko, mes tiesiog ten į kokį group chatą įmesdavom linką, kad pasižiūrėkit, jo, kad, toks jo savo. Ir po to, prasidėjo viskas nuo Sniperio. Tai jau čia 24 pabaiga lyg, jau datų nebeprisimenu, bet jos sudokumentuotas visas, bet žodžiai jo. Buvo toks projektas ir iš visas šitas, kur vėliau čia pradėsim, girdėjau, kad šnekėsim apie visą mano trilogiją Sniperio. Tai visa ta Sniperio trilogija prasidėjo nuo mimo. Okay. Tiesiog ten tiesiog kažkada sėdžiu namie, žiūriu ten į vaizdelius jokingus per YouTube ir ten kažkoks ten su rusišku akcentu, ten toks film, ten Tom Berenger filme Sniper. Ir kol tą visą savo, ten tokia ten muzikėlė, kuri ten labai
o ten tiesiog bišas girtas žvejoja, užsimeta meškerį ir kai užsimeta tiesiog įkrenta į vandenį. Ir kažkaip iš tokios nesąmonės, tokio visiško Aha. nieko gimė visa trilogija, kurią filmavom metus. Okay. Nu, mes tos metus nefilmavom. Ne, bet visas tas procesas. Visas procesas, kad visa trilogija būtų padaryta, tai užtruko virš metų galim. Okay. Bet, tarp jų vis tiek buvo projektų visokių daug, tai jo, tai bet viskas nuo to prasidėjo. Ir nuo vienintelių žodžių draugo, mes susirinkom pagaliau filmuotą Sniperį vieną dieną pas mano močiutę kaime. Ir sako, o davai, einam pas direktorių ir paprašom, kad parodytų šitą filmą, kaip padarysim per ten projektorių salį didžioji. Štai, davai, why not? Ir tiesiog, šitaip užsivedėm kažkaip, padarėm tą filmą, nunešėm, aišku, jiem netiko, nes ten rusai, šaudimai, gaudimai, politikai ir visa kita, tai jiem ten labai netiko, nefaina, bet jie pamatė mumise kaip potencialą? Jo, potencialą ir sako, galėtumėt šiaip tais padaryti, jie labai ten ilgai mazinos, kad ten tas anas netinka jiem žodžiu, bet matom jūsų potencialą ir sako, galėtumėt, būtum iš mūsų toks prašymas padaryti dokumentinį filmą apie mūsų mokyklą. Okay. Tai jo. Aš čia biškai neišsiplėsiu, aš dabar gerai. pradėsiu varyti, žinok, iki dabar, žinok. Tai gerai, galim pabiškai, žinai, taip eit per visą tą procesą. Tai jeigu šnekam apie pačią pradžią, arba, nežinau, Silver Frame pradžią galbūt, arba pačią tavo, galim nuo to, arba ir pačią kūrybinę pradžią, tai ko labiausiai nemokėjai pradėdamas? Visko. Nuo nulio visiškai? Visiškai nuo nulio. Aš šiaip savamokslis iki dabar, aš net nelabai, kad žiūriu kažką ten, kaip filmuot, kaip ten lightingas, kaip ten mikrofoną, kaip kažką. Pačioje pradžioje tai iš vis nieks nesvarbu. Patys pirminiai projektai buvo daromi ant net ne programos, galima sakyti. Nes buvo tokie seniau, dabar nežinau, jis dingo iš kompo tiesiog. Kur yra nuotraukų folderis ten ir tipo nuotraukų koliažų vaizdo įrašam daryti. Žinai, tokia programa būdavo seniau. Tai va ten jos mes vis. O ten nieko negalėdai daryti. Tiesiog įmeti vaizdo įrašus ir biškį galėjos patrumpinti ir uždėti tekstą. Čia viskas, ką galėjai padaryti. Tai va, iš to... Bet žinai, reikia nuo kažko pradėti. Reikia nuo kažko pradėti. Tai va, nuo to ir pradėjom. Okay. O kodėl va tada iš viso pradėjai? Nežinai, toks atrodo, nieko nemoku čia, visiškai nepažįstu. Nežinau, visiškai tas nebuvo galvoj man. Tiesiog galvoju, davai, pabandom su draugais toks ant bairio, taip. Toks ekspromptu, tiesiog priimtas, ekspromptu jau ir kažką turim po metų. Nice, fine. Jo, nelabai galvojom. Nebuvo kažkokių tokių atidėliojimų, pavyzdžiui, kad gal čia nedaryt geriau? Ne? Čia mes tą pačią dieną sugalvojom per pertrauką, ta prasme. Okay. O davai, va tą, ir pradėjom filmuoti, tiesiog, ir va taip iki dabar. Nice, fine, nes, žinai, labai daug būna žmonių, kur, tipo, žinai, gal aš čia atidėjinėjom, gal čia nedarėjom, gal čia vėliau, žinai, kaip jau mokėsiu kažką, žinai, nors niekada mes iš tikrųjų taip ir neišmokstam. Reikia pradėti daryti, kad kažką išmokti. Per praktiką. Taip, fine. O jeigu kalbant apie tavo visą tą metų experience? Jau daugiau, nuo 22 jau. Ai, gerai, visų tada 3, 4. Okay. Tai va per visą tą tavo kūrybinį procesą, ar turėjai kokių downfalls, kokių nukritimų, kur visiškai buvo jau? Jo, bet jie kažkaip, atrodo, prasidėjo baisiausia tik tais, tai va vienas iš tų, kad tipo ten tik mūsų programą užbanino ten. Aš šiaip atsikovau čia gal prieš metus, bet kažkaip netyčia galvoju, ai, kodėl ne, pabandom tipo susivest kažkaip ten prisijungti, pasirodo aš vėl gyvas, bet jau ten nieko nebedarysim, ten jau archyvai. Secret folderiai. Jo. Tai jo, tas buvo toks mini downfalls, paskui viskas prasidėjo, tik jau kai pradėjom tą didesnę tą kūrybą, tai jau per Silver Frame, visi tie projektai didesnio masto. Tai visko iš tikro buvo, ten mikrofonai žiauriai prasti, ten garsas neįsirašo, bet čia tokia minimumas atrodo, bet ten aktoriai viens kito vos į teismą nepadavė, nes su pneumatiniu šautuvu, vienas žaidė ten tiesiog ir tipo prausti, šalia, tipo, nušauna tave, o jam per bugnelį kai varė ir tada ten kokias 2 savaitės turėjo vaistus gert.
Nu, Ir jo. vos, per plauką netrūko, tai būtų trūkę, būtų ir teismas, tai žodžiu. Bet jūs, pavyzdžiui, būtumėt buvo atsakingi tada ar ne? Čia jau nemanau, kad mano bėdos, gal biški, aš irgi už Dažnai būna šitą. kažkaip, kad ten, tipo, turi, atsakingi, žinai, esat už on-set dalykus, ne? Tai taip išeina, kad aš, bet Bet, svarbu, bet- gerai, kad nepadarė. gerai, kad nebuvo žodžių. Šiaip visko buvo ten ir kad grafikai žiauriai spaudė, nes, pavyzdžiui, kaip buvo mokyklos dokumentinis, kad mes turėjom per savaitę nufilmuoti visą tą dokumentinį tenai, turėjom, pakankamai laiko, bet dar daugiau filmavo. Aš nesinešiu skriptų, galvosi, bet ten tiesiog mirgu, margu, ten visom Okay. spalvom. Na, aš tikiu, kad ten, žinai, prirašyta, pribraukyta Jo. visur. Viską, tai jo. Visokie tokie grafikai žiauriai spaudė, dar kai už tave moka dar, nes ten kokius gerus 600 paklojom už mūsų mokyklą, kad mes tą dokumentinį jam padarytume. Ok. Visko dar būdavo tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, su lokacijom piešiesi tu. Nes, pavyzdžiui, yra čia toks, neminėsiu aš tos vietos, Jo. bet kad čia jie paskui manęs netardytų, bet žodžiu, buvo tokia vieta, mes galvom, būtų žiauriai gražu, viešbutį žodžiu toksai. Būtų žiauriai fainai, būtų gražu tenai pafilmuoti. Labai gera lokacija. Tai susitariau, sako, okei, tas anas, ten žiauriai daug, ten jie ten tardė man smengis, bet žodžiu, sako, tai gerai, 200 eurų. Ir aš taip, žinoma. Okay. Nu, jau žinai, jeigu Jo. jau sunkiai išsikovoji, tai ten dėrėtis irgi nelabai Jo, su bet kaina. ne, aš tikrai 200 nesirašiu klot už paprastą trumpametražį, tai galvoju, tiesiog kitą vietą susiradom, bet paskui, prisimenu, kitam projektui vėl grįžom į tą pačią vietą ir šį kartą panaudojau savo dar tą, nes kokiu 2, 5 ar 30 esu dar gali naudoti tą, mes esam ten filmaus, ten kažkokie mokiniai Aha. žodžių, tai atlaidžiau žiūri daug. Jo. Tai sakom, ten mes ten mokiniai žodžiu, ten turim filmą, kuriam, tai tada sako, jo, gerai, 50 eurų. Aš tą pačią dieną susiradau kitą vietą, Romuva. Aha. Ačiū jiem. Ir pasižiūrėjau daug geriau ten ir už dyką. Tai mes nuvarėm į Romuvą ir jau susitariau su anais iš tikrųjų. Tai kaip ir jie praeitą kartą mums padarė, aš taip pat jiem tiesiog ant ignoro palikom ir išvažiavom į Okay. Romuvą filmuoti. Taip ir negauju savo 5 eurų. Tai žodžiu, Neįdėjai 100, nei bent jau. ne. Tai žinai, fainai, kad bando atgauti, žinai, lokacijas ir komunikuoti, nes tai, Jo. žinai, labai svarbu ir atsiperka, žinai. Jo, ryšiai, per Taip, ryšius taip. viskas ir kuriasi. Bet lengviausia tai filmuoti, aišku, laukia. Ne tokio oro, bet irgi tas, pavyzdžiui, tokio oro, kai šaltai kamera žiauriai greit įsikrauna. Ir šiaip šalta. Jo. Ir dar, kai mes pagrindę visokius ten kaip senesnė aplinka pas mus dažniausiai filmuose. 80-metis, 70-metis, 9-2000, žodžiu, tokie. Tai kai nors ir randi tokių aprangų, bet jos nebuvo tokia šiltas. Taip, ir žinai, ir aktoriam, Tai jo, ir aktoriam, ir visiems šalt, jo. Tai irgi buvo, kad ten nuvažiavom su Boltu, ten į kažkokius miškus ten filmuoti. 8 gal 9 ryto, čia prieš kokią savaitę ar 2, čia paskutiniam tą filmai naujausiam. Ir ten filmuojam ir paskui sako, jo, karočią 5% liko kameros, o mes ten jau gal, dar liko ten gal 5 kadrai minimum nufilmuoti. Tai mes, ten turėjo būti daug atskirų kadrų, mes tiesiog ilgą dialogą tiksliau padarėm. Tai kažkaip sugebėjom spėti, nes jau tikrai 15 km su taksu vėl važiuoti kažkokį mišką filmuoti, tai dėl 2 scenų tikrai nesurašiau, tai šiaip netaip spėjom, jo. Girdžiu dabar, kad darot, žinai, 80-ųjų, 90-ųjų tą tokį vaibą. Tai kaip išsirinkot stilių? Nežinau, mane žavė praeitis labiau. Šiaip nežinau, man ta ateitis, dabartis kažkaip labai tokia plokščia, be gyvybės kažkaip. Tai man anksčiau, kad atrodo, viskas turėjo sielą kažkaip. Daugiau spalvų. Daugiau spalvų, daugiau kažkaip estetika gražesnė. Taip. Vis ir šiaip atrodo mažiau visiems viskas rūpėjo kažkaip. Daug mažiau. Iš dalies, jo. Jo. Na, žinai, dabar socialinės medijos kažkaip labai mums paveikia tai, kad mes dažnai lyginam save su kitais, žinai, žiūrim, o, šitas čia taip gyveno, šitas čia taip gyvena, žinai, biškai pamirštam tai, kad at the end of the day mes gyvenam. Kaip jums sekas, pavyzdžiui, kurti be biudžeto? Nes aš, girdžiu, kad, žinai, visokio tie derinimais ir panašiai, tai ar jūs viską darote iš savų lėšų? Ar ieškat partnerių kokių? Tai dažniausiai iš savų lėšų, nedažniausiai visada iš savų lėšų. Būn, bet, pavyzdžiui, per premjerą jau 2
o gal ir 3, nebežinau, bežinau, porą premjerų turėjom per vieną, kaip ir, nu, tiesiog nežinau kodėl, kokią progą, bet žmonės pradėjo dovanot pinigų, nu, žodžiu, rėmė mus tą kartą, tai vat, nu, tai kiek ten, nu, porą šimtų ar 100 sumetė, nu, tai vis atsipirko, kaip pats filmas kainavo 20 eurų. Tai, Okay, yeah. jo, tai, bet šiaip jo, viskas iš savų ir atrodo labai skiriasi tie biudžetai. Nes, va, pavyzdžiui, atrodo, daugiau visko darai, daugiau visko ten planuoja dėti, nu, pat propsai visokie, nes ten kol tu juos surandi, tų laikų ten senesnius visokius. Ir overall pasirodo, filmas kainuoja tik 20 eurų. Ir tai, už ką tu išleidai tos 20 eurų, yra projektoriaus nuoma. Okay. Premjerai, tai nebūtų premjeras, būtų už dyką filmas. Nu, tai, o vat, pats pirmasis projektas, tas Philip Frameville projektas, irgi Sniperis, tai 80-90 gal eurų. Nu, tai čia pagrindė bilietai. Autobuso pirmyn atgal visiems. Transportas. Jo. O vat, pavyzdžiui, nu, vat, ko reikia, kad sukurtum tokį projektą? Tai visų pirma reikia idėjas. Taip. Gauni idėją, tada pradedi rašyti skriptą. Tai tu esi tas idėjų generatorius, kaip suprantu. Tai aš parašau skriptą ir aš tik po to renku aktorius. Arba kartais taip nusistatau, galvoju, aha, nu tas kaip ir tiktų, tas gal irgi tiktų, ir gal dar tas tiktų. Taip, vienai roliai po keli žmonės arba specifinį vieną. Ir tada, kai parašau skriptą, va tai va suskaičiavęs pirštus, sakau, davai tu sutik. Okay. Tai dažniausiai sutinka, bet nu visko irgi būna. Visų pirma, tai parašai skriptą, nes be skripto tu nieko nedarysi. Po to jau pradedi ten ieškoti lokacijų, kas tiktų tavo idėjai, paskui aktoriai, vietos, daiktai, aprangos, nu ir taip toliau ir panašiai, žodžiu. Bet irgi iš savo biudžeto darot, ar jūs, pavyzdžiui, vat, ieškot, kas... Tai nes vis tiek, jeigu darot, nu, vat, sakykime, žinai, to senovinio tipo, tai vis tiek ir aprangos skiriasi... Humano. Humano, arba šiaip patys turim irgi. Aš senesnių rūbų nešioju, tai dažnai kam nors kokiam aktoriam duodu, tai... Okay. O su žmonėm, esate turėjo kokį konfliktų? Gal... Tai aišku. Nu, vat, pavyzdžiui, pats pirmas filmas, tai ten aš karešiauti, nu, biški, nežinau. O dėl ko? Tiesiog, nu, pats pirmas didesnis projektas kažkaip, atrodo, tam pirmam kartui kaina biški buvo per daug kažkaip. Aš ten tam apleistam name galvojau tą sieną, aš to universiu, pradėjau spardyti, aktoriai išbėgo iš namo. Išsigandai, ne? Išsigandut, nu, taip, neišbėjo, išėjo, bet taip, nu, žinau, stogas įgrius, gal kas įvyks čia, nu, bet žodžiu, jo, bet paskui apsiraminau nuo filmavimo ir išėjau, bet jo, Back in Florida buvo daug konfliktų, nes labai daug aktorių ir tu turi ant jų rėkti, kad jie išgirso, nes tai visi savo daro ir, nu, va, dar grįžtant prie tos temos, kur kokių ten baisių dalykų įvyko, tai, vat, ofise filmavo, mums davė ofisą, ir ten, nu, vienas žmogus dirba ir sugebėjo tam vienam žmogui pridirbti, žodžiu. Buvo pridėta mano dokumentų visokių, ten atspausdintų senovinių, sakau, jeigu nori, sakau, dabar visi apsimeskit, kai jūs dirbat policijos departamente, nešiokit dokumentus, vaikščiokit, šnekėkit kažką, skambučius atsakinėkit, nu kažką, žodžiu. Jeigu norit rašinėti, tai rašinėkit tik ant mano dokumentų. Jo, prirašinėjot ant kitų dokumentų. Prirašinėjau ant svetimų dokumentų, tai... Bet tai tie dokumentai irgi buvo kažkur išdėlioti, tai buvo tie svetimi, ar? Ne, jie buvo gražiai padėti, nu, ten ofisas, tai gražiai sudėti į tą tokį, kai būna į slaidinį, tai vat iš to pasiėmė ir, žiūrėjau, štai patien, o hebra, alio, ir tai paskui ten biškį Bart gavom nemažai, kad ten, nes ten tarptautinių ryšių kažkokie dokumentai, ten spausdinsiu parašai su viskom, jau tai biškį jo, tai ką, lokaciją vieną jau praradom, one down, bet jo. Tai aš įsivaizduoju, kaip turėjo būti nefainiai, turbūt. Jo, nu bet kažkaip praėjo visi šitas. Gal, žinai, gal ne taip blogai. Nu, ja, taip. Bet nebuvo, kad ten labai susipykot su to ofisu, ten kažką. Ne, nu, pažįstam ofisas, tik kad tas, kuris dirba tam ofise, nu, ten, nu, jau tas nepažįstamas, tai va, tas problema. Ir manau, kad čia biški perdėnu, nes, nu, sako, kad jau atspausdinti ten su parašais, bet vis tiek, PDF-ai visur kopijų pilna, negali čia būti vieni, tiesiog pabarė, kad baisinu, nes tiesiog buvo atsakingas. Taip, jo. O jeigu kalbant apie laimėjimus, nes vis tiek, sakykime, buvo tų tokių sunkumų,
Jo, Bet ne, kada ne, buvo vien- tas tik ne toksai, vien kur- jie. jo, ne vien, kur buvo tas, kad žiauriai faini. Realiai viskas. Viskas žiauriai faini. Žiauriai viskas fain. Nes, tipo, vat, pirmas projektas irgi atrodo padarė, tas pirmas jau Stilių Frame projektas. Aš jau apie archyvus nebešneku. Gerai. Aš jo, irgi fain atrodo padarėm, atrodo, tiek čia pasiekėm, nors jau ten nieko gero jisai. Bet vis šiaip pats tiek, bet vis tiek pirmas pats darbas. Pirmas, jo, pirmas blynas. Po to tas buvo Palemono keramikos dokumentinis. Tai va, tas buvo žiauriai fainas pasiekimas, nes tada ir iš jų daug gavom. Ir ten paskui dar šiaip uždarbių visoje, nes per Palemoną susipažinau su Palemonu, ten kažkokia aukščiausia žodžia. Nu, ten, nu, kažkokia jinai ten, Taip. už kažką jinai ten atsakinga. Žinau, tik, kad su Veryga mačiau ją nuotraukose dažnai, tai va, Ok. tik tiek, kas jinai kaip ten, bet žodžiu, jo, kažkas svarbaus jinai ten. Tai va, jų ten šventės paskui fotografavom, tai dar ten kažkokie žmonės prisimenu parėjo, paprašė, kad jų krikštynas pafotografuočiau, tai irgi fain, pirmas uždarbis buvo 5 eurų. Nes tai va tas Palemonas ir šiaip kaip laimėjimas, ir šiaip, nu, kad žiauriai bendruomeniai Čia patiko turbūt tas viskas. stipriausias buvo jūsų toks, kaip suprantu. ar ne? Pirmas stipriausias. Mhm. Tai jo, ir šiaip ten lokacija, tai ten auksinė, ten aukso puodas. Ten, mes jau gal 3 kartus ten filmavom ir Ok. skirtingose vietose vis. Ir premjerą ten darėm kažkaip. Nes Nice. aktų salėje tokia senoji, ten visas tas pasas labai toks. Į tematiką. Į turbūt tematiką viskas, jo. Tai labai ten gera lokacija ir išėjo labai draugiški žmonės. Ir net prisimenu, paskutinį kartą, kai filmavom, parvežė mus iš tos lokacijos ten. Geras. taip. Jo. Ir jau net nesako viso gero, sako iki kito karto. Jau žino, Va, čia kad yra grįšiu. geras atsisveikinimas. Jo, šiaip dar, o paskui jau biški vėliau prasidėjo, tai va, ta premjera irgi buvo toks, atrodo, didelis laimėjas, nors tas filmas tikrai prastas, nes, nu, gerai padarius renginį, tu bet kokį šūdą gali parduoti. Aha. Bet jo, premjera tikrai buvo žiauriai fain, tikrai daug geresnė už galiu pasakyti, už tas, kuriuose esu pats buvęs. Ok. Tai tikrai atmosfera žiauriai gera buvo, Mhm. visiems žiauriai patiko, tik kad pats filmas prastas buvo. Bet tas jau nieko nepakeisi, žodžiu. O po to dar, po to prasidėjo konkursai visokie, tai My Cinema 2025 laimėjau pirmą vietą su Nice. kontrastais. Po to knygos pristatymas 25 irgi laimėjau pirmą vietą, kažko grupinių darbų ten, vieną iš pagrindinių prizų. Ok. Tai, o dar tas, nu, kol kas kaip ir ne, dabar tas nebent laimėjimas, kad pagaliau trilogiją užbaigiau. Ai, užbaigė. Jo, užbaigiau, nu, tas 3 filmas išėjo, tai vat Nice. ir pagaliau baigėsi. Tai, Fainai. Tai, žinai, labai yra įdomu, kad vis tiek, žinai, yra tie vat konkursai kažkokie, kuriuose gali dalyvauti su net ir mėgėjiškai, žinai, darbais. tai jo, čia viskas pagrindė per mano dailius mokymus, mes ją labai gerai Ok. sutarėm, tai vat ir vis jinai man kokį duoda tų projektų, tai va taip ir darom nuolatos, tai va aš jau niekad nesisakau. Tai. Tai, žinai, jeigu duoda galimybę, tai kam atsisakyti? Reikia priimti. Koks tu esi kaip kūrėjas? Kas tau padeda, pavyzdžiui, kurti? Kaip tu generuoji idėjas? Nežinau, tau tiesiog ateina tai, šauna į galvą, nu ir aš pradedu daryti, arba kartais draugai pasiūlo, ką nors, nu, pavyzdžiui, irgi, va, tie 2 ateinantys projektai, tai abu draugų pasiūlyti. Ok. Taip, šiaip, nežinau, šauna į galvą, pradėjom daryti, arba koks konkursas, arba koks užsakymas ir pagal jį ir darom tiesiog. Nice. Tai tu toks, žinai, up for anything, žinai, pasiūlo idėją Jo. tau ir davai, Bet jis važiuojam, atrodo bandom. kažkaip stilius matosi vis tiek, kad, nu, nėra apie viską, bet yra apie kažką. Bet. Nu, toks nišas vienas, bet. Jo. Kokie yra va tie ateities planai? Nes žinau, kad bus komedijas ir bus trileris, kaip Spėta. kokiu greitu metu pamatysim, ką pamatysim. Oi, čia šiaip tolimi projektai, čia Tolimi. nelabai dar apie juos per daug galvojam, čia tokios kaip tik debesėliai virš galvos. Ok, bet čia irgi, nu, Silver Frame projektai. Taip, viskas į tą pačią pusę. Dabar, ką artimiausių metų galima tikėtis, tai Sniper A Complete Story. Tai čia bus visi 3 filmai sujungti į vieną, bet chronologijos seka. Kad Ok. gal lengviau būtų pamatyti normalią istoriją, visą eigą, kaip jinai nuėjo nuo 1979 iki pat 2003. Tai vat kaip visa ta Ok. istorija ėjo ir vat, Vystėsi kaip viskas. jo, tai vat
reikės man peržiūrėti, tikrai. Turit jūs kažkaip paplatinę, ar ne? Tai Silver Flame YouTube, Gerai, viskas eisiu vietai, kur. Kaip pradėti, pavyzdžiui, jeigu tu nori kurti trumpametražinius, arba šiaip, sakykime, fotografuoti, kurti kažką, kaip, nes, žinai, ne visiems išeina taip, kad aš darysiu, žinai, kaip pas tave, be abejonių visiškai, bet kai kurie, pavyzdžiui, abejoja. Tai kaip nustumtas abejonės į šalį? Nežinau, čia jau jūsų reikalas, bet šiaip, nežinau, Ne tiek ir norit vadinasi, ne? Bet šiaip, ką žinau, susiraskit draugų kokių, gal su Komandą panašiais turbūt. interesais, jo kokią komandą, nu ir bandykit nors kažką, ką žinau, pradėkit nors ir nuo minimumo, kaip aš irgi ten ant bulvės filmavau, nu, bet vis tiek kažką padarėm, Nu, žinai, Tai jo. visi turi nuo kažko pradėti. Tai va. tai va, tai tiesiog imkit ir darykit, nežinau, Per daug nepergalvo. per daug nepergalvokit, jo. Tikrai tiesa. Čia buvo jaunimas be filtro. Aš buvau Elinga ir su manimi buvo. Ką jūs? Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.